Jeigu norėtumėte namo statybos ar buto remontą pabaigti, sakykime, iki rudens, laiko lieka jau mažiau nei 2 mėnesiai. Aišku, per tiek laiko rimta brigada gali padaryti labai daug darbų. Tačiau yra kita problema – kur dabar rasti tą kvalifikuotų meistrų brigadą? Ir kitas klausimas – kiek tas jų darbas kainuos? Mes turim situaciją, kai dėl pandemijos dalis užsienio darbuotojų, kaip taisyklė dažniausiai Baltarusijos, Ukrainos darbuotojai, Moldovos darbuotojai, jie buvo išsiųsti į savo gimtasias šalis. Dėl to Lietuvoje sumažėjo tas vadinamasis pigios darbo rinkos toks vienetas, tiesiog tų žmonių tapo mažiau ir susidarė toks darbuotojų deficitas šalyje. O statybos deficito nėra. Mes turim dabar tokį didelį poreikį statyti, kokio Lietuvoje jau seniai nėra mačius. O situacija yra, kad darbuotojų turim mažiau nei turėjom prieš metus. Tai vėlgi, ką tai mums duoda, tai mums pasako, jog tie darbuotojai, kurie yra likę, jie automatiškai kels kainas. Jie automatiškai kels kainas už savo darbo jėgą, nes jie turės N pasirinkimo, jeigu ne pas Petrą, tai Onutė sutinka sumokėti 30% brangiau, vien dėl to, kad aš atsilaisvinsiu anksčiau. Ir čia gausis dabar toks laukiniai vakarai, kas greičiau užsirezervuos su parašu, su sutartimi kažkokį tai darbuotoją ar įmonę. Ir labai didelis irgi toks pastebėjimas yra, jog didžiuosiuose miestuose kažkaip labai pradėjo, taip neįprastai greitai kilta kainų kreivė, būtent kalbant apie ne darbo užmokestį, o sutartinę kainą. Ir jeigu rinkoje kainos yra tokios, kokios yra, tai net jei būsite susitaikę su realybė sumokėti tiek, kiek meistrai prašo, nėra 100% garantijos, kad tie meistrai nepaliks jūsų, kaip sakoma, ant ledo. Toks pasiūlymas trokštantiems to svajonių namo, pasistengint bent užsirezervuoti savo trokštamą tą darbuotoją, trokštamą įmonę ar darbuotojų grupę, kurie statys jums tą namą kaip įmanoma greičiau, kol dar tą kainą yra įmanoma užfiksuoti. Nors ir tai nieks neapsaugo, kad jie nepabėgs nuo jūsų pas turtingesnį klientą. Daug metų statybų kainą stebintis pašnekovas pripažįsta, kad medžiagų brangimas objektyvus kriterijus, ypač žinant pasaulinės pastarųjų metų tendencijas, ir statybų bumas pažįstamas. Tačiau ar mes Lietuvos statybų rinkos dalyviai nelipame ant to paties grėblio antrą kartą? Grynai iš mano pusės žiūrint, tai manau, kad situacija yra 1:1, kai buvo 2007 metais. Mes turėjom lygiai tą pačią situaciją, turėjom deficitinį statybininkų skaičių Lietuvoje. Ir tiesiog natūraliai, kai mes turim labai mažą jų skaičių, o didelį poreikį, statyti, tai tie darbuotojai, kurie liko, jie galėjo kainas sakyti, kokias tik nori. Ir jie iš principo vis tiek bus pasamdyti. Tai aš tik priminsiu, kad, pavyzdžiui, tais pačiais 2007 metais Lietuvos statybininkų darbo užmokesčiai viršijo Švedijos statybininkų darbo užmokestį. Prasme, jeigu jau Švedijoje dirbančiam lietuviui nebeapsimokėjo dirbti Švedijoje ir jis gaudavo mažesnį, aišku, tas mažesnis yra ten 10-20% ribose, bet vis tiek mažesnį. Ir plus tu esi ne namuose. Tai dabar lyg ir vėl formuojasi panaši situacija, kai mes turėsim galimai tokią pat panašią situaciją. Tiems, kas prieš gerą 10-metį buvusios situacijos tiesiog neprisimena arba ją pamiršo, turbūt būtų galima pacituoti vienos iš tų laikų lietuviškų dainų tekstų fragmentą. Aš dirbu statybose, tačiau ilsiuosi Karibuose. Tokia realybė buvo ir panašu, kad istorijos spiralė vėl panašiame taške.